Na ką, pristatau jums pirtį, kuri man atsėjo truputį daugiau nei 20 eurų, tiksliau 20 eurų ir kažkiek tai ten tų centų. Principas štai, kaip bet kokio šiltnamio. Medinis karkasas, aptrauktas juoda plėvele. Čia viršui iš abiejų pusių paliktas švieslangis, kuris truputėlį įleidžia šviesos į vidų. Šiuo momentu pirtis kūrenasi kokią jau apie valandą laiko, gal biškį mažiau. Pažvelkime į vidų. Paprasti gultai. Ir krosnelė. Krosnelės principas paprastas. Yra sudėti kryžmai metaliniai stripai, ant kurių sudėti akmenys. Po apačiu išpjauta skylė pakurai. Ir dūmai eina be kiaurai akmenys. Ugnis tiksliau su dūmais išeina per va šitą va dūmtraukį. Galim pasižiūrėti, kaip atrodo. Štai čia akmenys. Ir galim pasižiūrėti, kokias mes čia turim temperatūras. Taigi, ties pakura yra pakura įkaitusi iki beveik 300. Maždaug akmenų lygį mes turime apie porą šimtų. Na, čia yra dvigubas metalo sluoksnis, tai biški mažesnis temperatūros, o jau patys akmenys viršutiniai mes turim 180 maždaug laipsnių. Aš paprastai laikau iškaitintą krosnim tada, kai būna apie 300 laipsnių viršutinių akmenų temperatūra. Per maždaug valandą pusantros, kažkur pusantros gal valandos, norint iškaitinti šią krosnį, kibiras vandens pašyla iki, ką žinau, malonios temperatūros, tiksliai nepasakysiu, bet, ta prasme, apyšiltis gaunasi. Iškūrenus krosnį iki tiek, kad viršutiniai akmenys tampa įkaista iki 300 laipsnių, reikia iš pakuros pašalinti visus degimo produktus, žarijas, ir pirtis būna paruošta, kaip sakoma, jau pirtinimuisi.